Sveiki visi, aš esu Kostas iš įmonės Geonovus, bepiločių orlaivių specialistas ir šiandien mes jums pristatysime naują didžiai naujieną, tai yra naujas Enterprise serijos dronas, didysis dronas skirtas jau didiesiams darbam, tai yra DJI Matrice 400. Tai nieko nelaukiant, aš jį ir išpakuosiu ir tada prieisime prie kitų įdomių detalių. Dėžė yra šiek tiek didesnė negu Pirmtako 350. Iš pirmos nuomonės jis gali labai smarkiai nesiskirti ties iš lagamino dydžių, bet pats dronas yra tikrai ženkliai didesnis. Pats įpakavimas jau yra kitoks. Dėžė yra iš vidaus matas yra kitaip suskirstyta, skyriai kitaip išdėlioti įvairiems prietaisams prikabinti ir kameroms. Tai pradėsiu gal nuo smulkesnio dalyko viduje, tai yra valdymo pultas. Valdymo pultas iš tikrųjų yra beveik toks pat kaip ir buvo prieš tai, skiriasi tik tai spalva ir HDMI, USB-C ir kiti portai. Tai kaip yra standartas yra apačioje, USB-C ir microSD kortelėm ir čia jau nebėra likusių jungčių, jos yra išdėliotos kitaip. Ir taip pat labai vizualus pastebėjimas yra transmiteris papildomas, kuris gali būti kaip ir stovas, jeigu vykdote ilgas misijas, pavyzdžiui, automobilį arba kur nors sėdite, galite laisvai pasidėti ir stebėti visą drono progresą ir jo būseną ir buvimo vietą. Taip, einam prie dėžės. Tai viskas yra ergonomiškai supakuota, kaip ir kitose dronuose 300-ame, 350 Matrice, kojos yra išimtos atskirai, taupyti vietą, nes kitaip dronas netelpa. Kojos yra daug trumpesnės negu 350 drono, bet tai nereiškia, kad pats dronas yra mažesnis. Kojos užsideda taip pat, jungtis yra tokia pati, užmaunam, užsukam ir dronas jau yra stovimoj padėti. Taip, pirmas įspūdis yra toks, kad dronas tikrai yra didesnis. Taip pat jame jau nebelieka dviejų baterijų, yra viena didelė baterija, kur dedasi iš viršaus. Taip pat to pademonstruosiu, kaip tai viskas vyksta. Yra naujos apsaugos tiek prieky, tiek gale, kadangi propelerių diametras yra didesnis, apsaugos yra reikalingos. Tai visų pirma, norint išlankstyti, reikia nuimti priekinę ir galinę apsaugą. Galinę apsaugą jau nuėmiau prieš tai. Ir dronas kuo puikiausiai išsilanksto. Taip pat vėl propelerių užfiksavimas yra identiškas kaip yra prieš tai, tad naujiems pilotams nereikės mokytis iš naujo. Taip pat ir esamiems ir būsimiems ir pilotams nereikės mokytis iš naujo, kaip surinkti droną ir paruošti skrydžiui, viskas yra labai paprasta, kaip ir buvo prieš tai. Tai dronas yra štai tokio dydžio, matome, kad jis yra tikrai didesnis, mentės yra, propelerių mentės yra maždaug 20% didesnės negu buvo prieš tai. Tai yra dėl to, kad dronas yra daug našesnis. Ir labai akivaizdus pastebėjimas, turime naują kaip ir kepurę ant pačio drono, tai yra 360 laipsnių plonųjų bangų lidaras, kuris yra vienas pagrindinių naujų atnaujinimų šitai drono serijai. Jo dėka dronas gali daug paprasčiau reaguoti į aplinką, vengti kliūčių ir atlikti sudėtingesnės užduotis, pavyzdžiui, kaip elektros laidų inspektavimas arba tiltų peržiūra, nes jau pats dronas daug drąsiau gali skristi, pavyzdžiui, po tiltais arba po elektros linijom ir daug paprasčiau ir efektyviau matyti bei analizuoti situaciją, kad išvengti nelaimingų atsitikimų arba daug palengvintų misiją, kad viskas vyktų sklandžiau ir pats pilotas jaustųsi saugesnis. Taip pat, prieinant prie baterijos, tai yra viena didelė baterija, vietoj dviejų yra viena. Taip pat įkrovimo stotelė telpa tik 3 baterijos, bet jo veikimo trukmė yra padidėjus iki 59 minučių geromis oro sąlygomis. Galima skristi jau ilgiau ir atlikti daug našesnį darbą. Baterija dedasi paprastai, tiesiog iš viršaus įsifiksuoja
užlenkiam šitą apsaugą ir viskas. Įsijungia lygiai taip pat, 2 paspaudimai ir dronas yra pasiruošęs kilti. Lyginant vizualiai su Rimtaku, senesnios serijos dronų, kurį turiu irgi taip pat štai čia, matome, kad dydis yra tikrai akivaizdus. Pats dronas yra ilgesnis, kojos yra trumpesnis, bet pats korpusas ilgesnis, taip pat menčių laikikliai ir patys motorai su propeleriais irgi yra ženkliai didesni. Ką mums tai duoda? Tai mums duoda daug našesnį, kaip ir minėjau prieš tai, misijos atlikimo laiką, daug didesnį greitį. Dabar, pavyzdžiui, dronas gali jau atlikinėti misiją skrendamas 25 metrų per sekundę. Aišku, visas tas našumas priklauso, kokį prietaisą mes naudojam prie jo. Kalbant apie prietaisus, šitas dronas gali pakelti daug daugiau kamerų arba sensorių vienu metu. Tai pavyzdžiui, H30 serijos kameros, termovizinės arba naktinio matymo gali iškart būti kartu komplektuojamos su prožektoriais, garsiakalbiais, dieniniam kamerom ir termoviziniam, viskas ant vieno korpuso. Tai dėtųsi naujas gimbalo laikiklis, kur talpina 2 kameras priekį ir dar galima uždėti tokį pat gimbalo laikiklį, kuris talpina irgi 2 kameras gale. Iš viso galima maksimaliai už jo uždėti iki 5 prietaisų arba aksesuarų, bet našiausias rezultatas būtų pasiekiamas, jeigu naudojant 4. Aišku, tai labai priklauso nuo užduoties specifikacijos. Kalbant apie lidarus, naujasis MA3 400 palaiko naująjį L3 lidarą, apie kurį irgi ateinančių metų pranešime daug įdomių naujienų, o šiuo metu jisai taip pat gali būti ir komplektuojamas ir su P1 kamera skirta fotogrametrijai. Taip pat P1 kamera yra vis dar tinkama ir 350 dronui, bet su P1 kamera ir MA3 400 atsinaujina naujos galimybės, pavyzdžiui, naujos misijos, kurių pasakoje mes galim atlikti naujas misijas, kurių negalima buvo atlikti su 350 dronų. Tai turime, pavyzdžiui, Smart 3D Capture misiją, su kuria galima skenuoti pastatus arba įvairius objektus. Dėl patobulintų sensorių ir 360 laipsnio lidaro, esančio ant drono viršaus, mes galime atlikti pastatų skenavimo misiją. Kaip ta misija vyksta, tai su P1 kamera ir 400 dronų prasiskrendam pro teritoriją, kuri yra mūsų norimi objektai. Tada pats per valdymo pultą operatorius sugeneruoja primityvų point cloudą, taškų debesį, iš kurio išsirenka objektą, kurį jau nori galutinai nuskenuoti ir apskristi. Ir jau dronas su P1 kamera ir sensorių pagalba autonomiškai apskrenda visą pastatą arba kažkokį kitą pasirinktą objektą, kad galėtume jį taisyklingai ir kokybiškai suskenuoti. To negalima buvo atlikti su 350 dronų. Taip pat yra dar kitos misijos, taip pat yra jau integruotas dirbtinis intelektas, kuris gali atspėti, kur yra žmogus, automobilis arba kažkoks laivas. Ir to pasakoje taip pat tas dirbtinis intelektas veikia ir su termovizinėmis kameromis, ko irgi prieš tai dronas nebeturėjo. Vienas iš minusų yra, kad naujasis dronas nebepalaiko L2 lidaro. L2 lidaras yra dabar komplektuojamas tik su 350 dronų, bet jis užtat palaiko L3, kuris yra daug našesnis ir greitų metų, kaip ir minėjau, pristatysime daug naujienų ir apie jį. Kadangi drono dydis yra didesnis negu 350, mes galime pakelti ir daug daugiau svorio. Tai bendra kelimo masė yra 6 kg. Dronas gali pakelti 6 kg svorio. Aišku, jo skrydžio laikas dėl to trumpės, kas yra normalu, bet galima atlikti daug įvairesnių užduočių ir mums atrakina daug naujų galimybių ir labiau specifinių užduočių, būtent klientams, kurie ieškojo kažkokio universalesnio sprendimo. Ir būtent ši drono platforma gali suteikti visą šį universalų sprendimą, naudojant vieną platformą ir įvairias kameras, kurias taip pat ir šis dronas palaiko ir H20 seriją, ir H30 naktinio matymo ir termovizinės kameras, taip pat prožektorius, garsiakalbius, naujos kartos Zenmus lidarus ir P1 fotogrametrinę kamerą. Taip pat naujasis dronas, kaip ir
senesnis 350, palaiko DJI dongle modemus, iš tikrųjų juos galima uždėti netgi ir 2. To pasakoje DJI dronai gali skristi beveik neribotą atstumą, tol kol turi internetą. Vienintelis pagrindinis dalykas, kuris juos riboja, tai yra jau baterijos rezervas. Tad šiai dienai iš šio pristatymo yra tiek. Nepamirškite mūsų pasiekti mūsų Facebook'e, Geonovus Trimble Lietuvoje, ir laukite ateinančių naujienų, kurių mes tikrai turime nemažai.